Labą dieną. Toks video trumpas apie valstybę, dvigubus standartus, bankus, mokesčius, lengvatas, bankai, mokesčiai ir dvigubi standartai. Jeigu mes dirbam ir uždirbam kažkiek, tada mes mokame mokesčius. Mokėti mokesčiams mes atrodome turčiai. Bet jeigu mums reikia lengvatų, nes yra nustatytas minimalus atlygis, ar ne, yra minimalus pragyvenimo lygis nustatytas šitoje valstybei. Pavyzdžiui, PSD skaičiuojasi nuo minimalios mėnesinės algos, ar ne? Vadinasi, PSD mokėti, ar ten kitus mokesčius mokėti, GPM ir taip toliau. Tada tu tampi turtingu. Bet jeigu tau reikia šildymo lengvatos, arba tu nueini į banką paskolą paimti, tu su tais pačiais skaičiais tampi. Toks vaizdas, kad žinot, sukryžmino Afriką ir Vokietiją ir gavosi. Bet kadangi žinom, jog taip nėra, tai moralas koksai, kas valdo valstybę ir kokiais principais valdo valstybę. Tai toks trumpas juokelis, iš seniai visi žinot, kai žydo klausia, sako, žiūrėk, Chaime, kiek šitas daiktas kainuoja? Jauški, tu nori pirkti ar parduoti? Bet tai pas mus valstybė valdoma tokiu principu, tai, pirštais rodyti, kas ją valdo, naudodami tokius metodus, manau, nereikia. Tai lygiai tas pats su mokesčiais. Jeigu tu nori parduoti, tai tu turtingas. Jeigu tu nori pirkti, tai tu ubagas. Tada ir gaunam situaciją, kada mokėti mokesčius, tai tavo atlyginimas, su to pačiu atlyginimu nuėjus į banką arba dėl lengvatų, tavo atlyginimas pasidaro, su ko visus ir sveikinu.